Kas yra meilė? Meilė ir jausmas, kai tu taip myli kitą žmogų. Ne, ne apie šitą meilę kalbam. Kas yra tikroji meilė? Tikroji visumos meilė. Meilė yra šviesa. Meilė yra viskas, kas yra susijęs su aistra. Viskas, kas yra susijęs su šviesa, viskas, kas yra susijęs su aukšta vibracija, su aukšta energija, su šypsena, su buvimu susijungusiam viskam su viskuo. Meilė yra kūryba. Tu jau esi meilė. Meilė yra besąlygiška šviesa, meilė yra besąlygiška viskam. Visą tą tave myl. Tavo aukštesnysis aš tave myl. Tu apsižvalgi, kiek aplinkui daug ir šviesos. Tu pažiūrėk, kiek daug aplinkui ir gausos, kiek daug lapų ant medžių. Tai taip pat visata ir besąlygiškai, ir visata tavi myl taip pat besąlygiškai. Ir na tavi parem, nesvarbu, kokia tavo gyvenim situacija. Jeigu tu būsi piktas arba liūdnas, visata tai parems tami. Duos dar labiau situacijai, duos dar labiau, kaip tavi parems tuoj situacijai, kaip tu jauties dabar. Visata neskirsta, geras ar blogas. Visata paims ir matys. Jeigu tu faniai jauties, tu esi aukšto vibracijų, tu matai meilę, tu matai gausą, visur tu šypsais, tavo nuotaika ir gerai, tu tiesiog būni moment. Visata matys tavo energiją ir visata tave parems. Tave parems visata tami irgi. Visata neskirsta. Ir visata ir meilė, visata ir šviesa, visata ir vibracija aukšta, visata ir gausa. Ir visą tai susideda į aukštą vibraciją, į šviesą ir į besąlygišką meilę, kuri ir reiškia tą patį. Tai nesvarbu, kas tavo gyvenime yra. Svarbu, ką mes darom su to dalyku. Nes meilė yra aplinkui tai visur.